Labas, su tavim sveikinasi ir vėl aš, Kamilė iš Kavos draugo, ir šiandien pristatysiu nerealų kavos aparatą DeLonghi Rivelia. Rivelia. Tikriausiai galvoji, kad šis kavos aparatas jau tau kažkur matytas. Galbūt primena Bredą Pittą. Tikrai taip, šis DeLonghi Rivelia kavos aparatas yra iš garsiosios DeLonghi reklamos su žaviuoju Bredu Pittu. Nors pačią Bredo Pitto prisikviesti čia į virtuvėlę negalėsime, tačiau kavos aparatą išmėginti su jumis tikrai galėsime. Šiame video sužinosi, kuo ypatingas yra DeLonghi Rivelia kavos aparatas ir į kokią visiškai naują kavos ruošimo patirtį jis kviečia pasinerti. Bet prieš pradedant kviečiu pasiekti mūsų kanalą, paspausk širdelę, parašyk komentarą, užduok tau rūpimą klausimą, o mes savo ruožtų pažadame daryti dar daugiau apžvalgų ir jas daryti vis įdomesnės. DeLonghi Rivelia kavos aparatų linija pasirodė 2023 metų pabaigoje su šūkiu "Rinkis naują kavos ruošimo patirtį". Tai pažiūrėkime, kasgi naujo. Pagrindinė šio kavos aparato naujovė, jos yra net dvi. Tai dvi keičiamos pupelių talpos skirtingoms pupelių rūšims. Tai vieną, pavyzdžiui, galite naudoti ryte su kofeinu, o kitą pasirinkti vakare be kofeino. Arba, pavyzdžiui, ryte pasirinkti stipresnio skrudinimo kavą, o vakare švelnesnę. Išbandykime, kaip tai veikia. Atrakiname pupelių talpą. Tai matome du pasirinkimus. Pagaminti dar vieną gėrimą iš likusių pupelių malūno viduje. Jų ten lieka apie 10 gramų. Arba išmalti jas ir taip ištuštinti malūną. Kadangi turime skanios kavos, tai pasigaminkime gėrimą. Bet prieš pradedant gaminti kavą, noriu jums pristatyti dar vieną Rivelia kavos aparato naujovę. Tai Bean Adapt technologija. Ši technologija leidžia įvesti visus duomenis apie kavos pupeles. Pagal tai kavos aparatas išsaugo nustatymus ir taip galite išsaugoti net iki 6 skirtingų kavos rūšių. Kadangi uždėjome naują kavos pupelių talpą, tai pasigaminkime kavą su joje esančiamis pupelėmis. Pasirenkame ekrane Bean Adapt mygtuką. Jeigu neaktyvuota, jį aktyvuojame. Aparatas primena, kad prieš keičiant nustatymus visada patariame pagaminti mažiausiai 3 porcijas su ta pačia malūnėlio pozicija. Šiuo atveju mes turime 100% arabikos mišinį, kuris yra iš Azijos regionų. Vidutinio skrudinimo. Jeigu nenurodyta ant pakuotės, galime paspausti info ženkliuką ir ten bus pateikta skalė. Tada prašome nurodyti, kokia yra dabartinė malūnėlio rupumo padėtis. Tai matosi prie pupelių talpos. Tuomet gaminame espreso porciją. Tada aparatas klausia, koks mums pasirodė skonis paragavus. Ir priklausomai nuo atsakymo seka tolimesni veiksmai. Pasiūloma tam tikra temperatūra, intensyvumas ir malūnėlio rupumas. Galime viską pasirinkti. Ir taip turime tobulai sureguliuotą kavos aparatą būtent mūsų kavai. Kaip jau matėte, pristatant Bean Adapt technologiją pasigaminame espreso kavos gėrimą, o dabar pažiūrėkime, iš kokių kitų kavos receptų galime pasirinkti su šiuo kavos aparatu. Rivelia siūlo rinktis net iš 16 kavos receptų, juos visus matome pagrindinėme ekrane ir dar mūsų patogumui galime atskirai pasirinkti, kad atrodytų visus receptus su pienu. Tai matome kafe latte, kapučino, flat white gėrimą, galime atskirai pasigaminti ir karštą pieno putą. O štai čia, paspaudus mygtuką, matysime visus juodos kavos pasirinkimus. Tai espresso americano, long cafe, šalta americano, espresso lungo, dvigubas espresso. Matome, kad tarp pasirinkimų yra ne tik karšta, bet ir šalta kava. Kadangi artėja vasaros sezonas, tai išbandykime, kaip Rivelia gamina šaltą amerikietišką kavą. Pasiruošėme stiklinę su ledukais ir galime pradėti gaminti americano. Na ką, paragaukime, ką čia pasigaminome.
Labai gardi. Norit paragauti? Kvapas. Labai skani. Aš pirkčiau ir rekomenduočiau DeLonghi Rivelija. Dar kuo šis kavos aparatas yra ypatingas, tai plačiomis personalizacijos galimybėmis. Paspaudžiame po gėrimu esančią eilutę ir čia galime koreguoti porcijos dydį, intensyvumą, papildomai pasirinkti extra shot funkciją, kuri automatiškai paruoš papildomą espreso į gėrimą, taip pat pasirinkti puodelį išsinešimui, arba pasirinkti My funkciją, kuri leis užprogramuoti tam tikrą kiekį būtent mūsų pasirinktam puodeliui. Pabandykime. Gale matome klausimą, ar norime išsaugoti šiam momentui. Čia yra kalba apie Coffee Routine funkciją, dar viena Rivelijos naujovė. Jeigu paspausime šią varnelę, kavos aparatas įsimins šį pasirinkimą būtent šiam paros metui ir būtent šiuo metu visuomet ekrane pirmiausiai pasiūlys šį gėrimą su jau pasirinktais nustatymais. Galime išsaugoti. O dabar atskirai pakalbėkime apie pieniškus gėrimus ir DeLonghi pieno sistemą. Komplektacijoje yra latte crema hot pieno talpa, kur yra 450 ml. Pati DeLonghi latte crema hot technologija yra ypatinga tuo, kad ji puikiai suplaka ne tik karvės pieną, tačiau galite susiplakti ir augalinį, tai migdolų, avižų ar kokoso. Tai su kitais kavos aparačiukais būna, kad pieno sistema užsikemša ir visiškai nesuplaka pieno putos. Tad su šia technologija jums tikrai pavyks pasigaminti pienišką gėrimą ir su augaliniu pienu. Dar vienas ypatumas tai pieno sistemos reguliatorius. Su šia talpa galite reguliuoti, ar pieno puta bus labiau standi ar mažiau. Juk kartais norisi kavos su tiesiog šilkinė ir mažai plakta pieno puta. Na ką, pasigaminkime ką nors skanaus. Ir dabar įpilsime pienuką. Įstatome pieno talpą į kavos aparatą, padedame puodelį, pasirenkame norimą kavą, pasirenkame pieno putos standumą. Ir kaip matote, iškart po paruošto pieniško gėrimo, spalvotame ekrane matote priminimą, kad pieno sistemą reikia išvalyti ir pasukti reguliatorių ties clean. Atsigersiu cappuccino, por favor. Labai geras gavosi. O dabar šiek tiek apie kavos aparato priežiūrą. Tai kadangi šis Rivelia kavos aparatas turi spalvotą ekranėlį, todėl galite sekti iliustruotomis animacijomis ir kiekvieną valymo procedūrą atlikti teisingai ir nenaudoti jokių instrukcijų. Kiekvieną žingsnį tiesiog reikia sekti ekrane ir atliksite valymo procedūrą. Todėl priežiūrą atlikti yra maksimaliai paprasta. Ir paskutinis, bet tikrai nemažiau svarbus aspektas, tai kavos aparato dizainas. Turbūt viso video metu pastebėjote, jog jis yra tikrai kitoks nei visi. Turime paapvalintus kampus ir matinį spalvinį efektą. Patys DeLonghi pasakojo, jog jie norėjo sukurti tokį kavos aparatą, kuris būtų arčiau žmogaus ir būtų tikras kavos draugas. Rivelia kavos aparatai jau yra gavę 3 prestižinius IF produkto dizaino apdovanojimus ir 1 žymųjį Red Dot apdovanojimą. Be to šis kavos aparatas yra labai kompaktiškas, jo aukštis yra 38,5 cm, gylis 43, o plotis 24,5 cm. Tad šis kavos aparatas ne tik tilps nedidelėje virtuvėje, bet ir puikiai atrodys, kur jį be pastatyti. Ir ką jūs manote apie šį kavos aparatą? Aš manau, kad atsižvelgiant į šio kavos aparato technologijos, praktiškumą, kompaktiškumą ir dizainą ir nepamirštant to, jog jį reklamavo pats Bredas Pittas, tikrai šis aparatas vertas dėmesio ir rekomenduoju jį įsigyti. Jeigu žiūrėdama šį video supratai, jog DeLonghi kavos aparatas yra skirtas būtent tau, video aprašyme rasi nuorodą, kur galėsi jį įsigyti. Ir jeigu tau patiko šis video, paspausk širdelę, parašyk komentarą ir prenumeruok mūsų puslapį. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų, mėly žiūrovai. Ačiū, kad žiūrėjot, mėly žiūrovai. Manai, jog kavos ir būsite hot ir cool. Jau paspaudei? Ne dar?